Laidą pristato Auksinė mintis. Nusipirkau skalbimo miltelių, nes ant pakuotės buvo parašyta 100 gramų nemokamai. Grįžtu namo, atplėšiu pakelį, o ten tik milteliai. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Klausyk, brangioji, oi braška, valdžios kėdės. Na, kiekviena kėdė braška, jį pataugiai joje sėdi, čia nieko nauja, o valdžios kėdės, kiek žinau, nenaujas. Daug užpakalį ant jų jau sėdėja ir dar daugiau ant jų sėdės, todėl vienas ir braška. Man atrodo, kad šįkart braška ne juokais. Eikit savo, negali būti. Gali, jau taip sakant, apsižodžiuoja atvirai per spaudą, jau griežtai. Savivaldybės kuluaruose prabilta apie galimus valdžios pasikeitimus, o jau gruodžio 5 dieną jiems eina metai, kaip jie valdžioje. Atgražu, po metų vėl perversmas, iki kitų metų ir taip kasmet. Bet jei sakai, žmonės kalba, tai matyt, kad jau galas, arba taip sakant, kažko pradžia, jeigu atvirai per spaudą aiškinasi santykius. Žmonės tai nieko nauja, politika matai. Žmonės sako, kad į parlamentą panevėžiečių neišrinko ne vieno Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovo. Tai vadinasi laikas ir mieste juos pakeisti. Nu čia dabar, kodėl juos reikia keisti? Čiagi partijos vidaus reikalas. Išsiskalbs marškinius, užsilažys žaizdas, po ilgų mūšių ir vėl bus taika ir ramybė jų gretose. Tai kada abejoju, aistros dar nenurimo, o tų žaizdų dar gali būti ir naujų. Eik, nu kur tu čia poisti? Nieko aš nepaistu, tokia realybė. Dar po savaitės paaiškės, ką Anušauskas su savo sėbrais nusprendė dėl mero. Šalins iš partijos ar nešalins? Teisingai, prisiminiau, jau buvau užmiršęsgi, Anušausko verdikto visi laukia. Tai vat, bet spaudoje jau atvirai rėžia, kad dar lapkričio mėnesį bus pareikštas nepasitikėjimas dabartiniais miesto vadovais. Klausyk, tu man atvirai pasakyk, štai vieni metus valdo, po to kiti metus valdo, tada treti metus ir taip toliau, po to vėl nuo pradžių. Na, ką aš tau turiu pasakyti? Nu, ar tai jauti kokias permainas? Ar kas keičiasi žmonių gyvenime po valdžių pasikeitimo? Kokio valdžių pasikeitimo? Na, kai vieni nuverčia kitus ir atsisėda į jų vietas ir toliau valdo. Nieko nesupratau. A pat ateina vėl anie, kurias nuvertė tie ir tada nuverčia tuos, kurie nuvertė anuos. Klausykit, kolega, jūs čia viską supainiojate, aš nieko nebesuprantu. Tai ko tu čia vištą nesupranti? Visko aiškiai išdėsčiau ir nežadu čia tau kartotis. Kas norėjo, tas suprata. Na jūs, kolegė, gerai pagalvokit, argi galim čia ką nors suprasti? Sakai? Ale žinai, šiais laikais politikos neišgėris nesuprasi. Nu taip sakant, išgerkim ir palaukim, galgi paaiškės? Teisingai, kolegė, palaukim, gal paaiškės.